Brangios moteris, štai kokia užduotis laukia jūsų vyrų. Jūsų vyras turės užsidėti kažkokį tai produktą savo ant kaktos ir visiškai be rankų ir tik savo veido mimikos pagalba nusivaryti jį iki burnos ir suvalgyti. Režisierius paruošė 5 uždengtus indus, kuriuose yra kažkokie tai maisto produktai. Kurį vieną iš jų man pasiseks suvalgyti, tą turės pabandyti ir jūsų vyras. Kažkodėl turiu įtarimą, kad režisierius yra man pakišęs kiaulę. Einu persirengsiu. Tai ką, manau, esu 100% pasiruošęs. Nekantrauju pradėti, nors kažkodėl tai man neramu. Gerai, pradėsiu nuo pirmojo. Palauk, bet kažkaip įsigandau. Na gerai, pirmą atidengiam. Morka. Gal didoka biški, ne? Na gerai. Smirdalkų visokių prinešė. Kaip patogiau, kaip jūs manot, įstrižai skersai dėti. Nu gerai, susikaupiam. Aš negaliu susikaupti. Nu gerai, bent jau greitai, nespėjau užsismirdinti. O vat šitą, kaip jūs ant kaktos įsivaizduojat, uždėti turėčiau. Bandom. Bet jeigu atsikasiu, vyrai, ne, jie per dideli paprasčiausiai. Sausainis. Na, pamandom. Aš prisitrupinsiu į akisą. Neišėjo. Toliau bandom. Gerai. Nu, paskutinis, kas paskutinis? Tu kaip aš jums tokį? Kaip jie... Jūs matėt, kas čia yra? Čia tiesiog galvijų kepenis, Andriau. Viskas čia gerai, tiek. Ką reiškia galvijų kepenis? Ant kaktos? Gali dar kartą pabandyti užsidėti sausainį. Gal pabandom sausainį? Galim sausainį pabandyti? Vyrai, džiaukitės, kad jums nereikėjo. Šitų kepenų. Nereikėjo valgyti kepenų, o visą užduotį darysite su šiais puikiais sausainiais. Na tai va. Misija baigta.